galėjo pranešti, vienas iš žaidėjų išvis dropinamas buvo iš serverio. Nu ką, šiandien pažiūrėsim tokį vat, kaip čia net pasakyti, naujoko kovykė. Nuo FIR prieš Suspense, na vakar tik žiūrėjom Suspense dar prieš vieną komandą. Nu, būtent šiandien pažiūrėsim, kaip žaidžia nuo FIR. Bet mes būtent jos norim streamint. Ne, būtent labiau pažiūrėti norim, kaip nuo FIR žaidžia, na kol kas, kaip matom. Bent jau ne Dustas antras, ne Inferno. Bent jau Trainas, vakar buvo išvis greidžias. O dabar bent jau Trainė. Trainą pažiūrėsim, na ir žiūrim, kol kas vat, situacija jau 1-2. Ir tai rezultatas 0-3, Suspense komandai būtent. Ir, na, mes jau galim sakyti, šiek tiek pažįstam Suspense žaidimą, nes ne pirmą kartą streaminam. Nu, sakiau, vat, vakar šiek tiek ir dar su viena, man atrodo, komanda mes irgi kartu žiūrėjom. Ir pažiūrėsim, kaip čia būtent Vaperis Flufikas, bet man atrodo, vis tiek 4 raundas keliaus į Suspense komandą. Nes C4 padėti? Jep. Bet tiesiog yra saugomas vapas. Jau saugo savo vapą ir, na, kaip ir jau minėjom, 4 raundas. Ir kol kas vis tiek kažkiek tai pasimetė, vat nuo FIR komanda, galbūt Trainas nelabai ir jų bus žemėlapis, nes visi pripratę prie tų vat Dusto antro, Inferno, na galbūt dar kokį Nukė, bet Traina, kad žaisti arba Kešą, arba, iš tikrųjų pala, Kešas, man atrodo, galbūt ir Kešo nėra, o galbūt yra šitam turnyre, aš neįsivaizduoju, koks map poolas apskritai šitam turnyre. Aš Mohakį tik norėjau atjungti. Gerai, pažiūrėsim žemėlapį iš viršaus, iš tikrųjų jau į Atlantą pas mus išeina žaidėjai ir jeigu spėsim, vat, Nude Bandit žiūrėsim. Na ir žiūrim, kaip šitas žaidėjas apgins būtent Atlantą, na kol kas, vat, C4 norėjo jau padėti Flipping Ninja. Ir man atrodo, negi čia. Tiesiog apsikeitimai kilais ir... Neblogai, dabar refleksus sužaidė, bent jau nuėmė 2 žaidėjus, Flukas, Flufikas. Ne, man atrodo, nebuvo padėta, bet kokį dabar šansą turėjo Flufikas paimti šitą raundą, kai to labiau, kad FNX-as buvo 2 life, o 10 life tekstų tik 2, na ir kažkaip tai su savo vapu. Jo, eilinis failas, galėjo paimti jau ir ne 2 raundus. Na, kaip matom, 5-0 kol kas. Sausainis. Aš norėjau sakyti, kaip tik nebus sausainio, nes tiesiog net neįdomu žiūrėti. Jo, va tos grupės labai nuvodo, taip žinai, ateina, nu ką, jo, pažiūrim, kaip čia viskas vyksta, kas čia per žaidėjai, kas per komandos, nes grupės dažniausiai ir būna nuobodžiai žiūrėti, vat, 16-0, ten 16-5. Vat pirma pati kaip startas buvo turnyras, tai buvo į ką žiūrėti, o kažkaip tai čia nuobodoka, nu ne vien kad dabar, bet ir apskritai, kai žiūrėdavom kitos komandas, neaišku, kaip ten viskas būtų, bet aišku, buvo koks rezultatas galėtų būti, tai kai matom, kol kas va dar 1 minutė, dar raundą ir tik vieną nuėmė žaidėjo, pas mus nuėmė Dimeris, kažkoks va toks nickname'as, Dimeris nuėmė pas mus FNX ir dabar tik veiksmas bus, man atrodo, Atlante. Niga Dipsy. Turėjo taip, paėmė. Nu, kažkaip nelabai ir taikliai. Kai aimas koks nors, tai drama. Ne, tiesiog šokinėjo nuo kopėtėlių, man atrodo, taip ir. Arba nuo bačkų, šitų geltonų, toksik bačkas. Gerai, žiūrim toliau, 20 sekundžių ir kažkaip tai jau ilgokai užsilaikė. Jo, galbūt pirmasis raundas Suspense komanda. Na, Niga padarė labai didelę klaidą ir iš tikrųjų net nepasižiūrėjo. Man atrodo, čia jau nelabai laiko. Nu, dabar 9 sekundės dar. C4 padėjo vis dėlto. Padėjo C4 ir negi vėl Flufikas 1-2 nepaims tokio raundą. Na, aišku, jau žino, kur jis yra. Gauna granatę 50 life. Tiesiog nunešė dar vieną granatą. Nu, come on, nu, oh my god, nu, nesuprantu, bet buvo visa situacija, buvo vėlgi nuo FIR komandos ir vėlgi, galim sakyti, jau 3 raundą į nieko išėjo. 6-0 Suspense naudai ir ką mes matysim Eko? Tikriausiai, kad taip, nu, nebent Force Buy galėtų pirkti Famas, bet matom jau CZ, 3 CZ, 1 P2000, man atrodo, ir 1 P250.
Na, žiūrim, galbūt vėl žemėlapį iš viršaus ir vėl greitas toks išėjimas, Teksas. Jis kartu minusus pasidarė, būtent Teksas ir FNX-as. Taip, vienu metu, turėtų ir trečią PF prigriebti. Na, vis tiek, tai nieko nuostabaus. Manau, galima buvo tikėtis suspense, būtent pergalės. Jo, aš irgi kažkaip taip. Man atrodo ir balsavau būtent už Suspense komandą. Būtent nuo Fair, tai aš net nežinau žaidėjų. Ne tai, kad žaidėjų, man apskritai. Apskritai, pavyzdžiui, žinau FNX-ą, žinau. Iš Suspense komandą? Jo, žinau FNX-ą, žinau Hackį ir... Ir viskas daugiau, aš nieko čia nežinau, kai dažnai kažkaip tai žaidėjai keičia savo nickname'us. Nežinau, tu kažkiek nepastabumas. Na, o aš... Užsikelia, jau galim žiūrėti ir kitą, nes matai, čia tiesiogiai iš serverio nėra to autodirektorio. Ir negi čia vėlgi jie ilgą 3 bandys. Na, galbūt ir jie... Kas čia? Kas? Neįsivaizduoju. Kam jie čia junginėjasi, čia taip administruoja serverį. King Black Console. Bet tiesiog normaliai neužsidėjo. Manau, galima ir tai iškaitinti geriau Cornet Pasą, bet galbūt jis kažką bando čia irgi streaminti, castinti. Na, atsiprašau, bet kitiems streaminti kovų negalima, nes mūsų. To labiau, kad per Twitch'ą. Nu, čia ne mano, kaip sakom, problemas. Ne mūsų problemas. Gali būt reportai ant kanalo, po to susakys adminas, kad streamina nelegaliai, nes yra toks dalykas. Arba kai būna... Reikia susitikti iš anksto. Jau seniausiai. Nu ką, kaip ir minėjau... Tai iš tikrųjų 8 raundas. Ir ką aš čia norėjau dar pažiūrėti. Nesuprantu, ką čia rašinėjau. Ko nesuprantu? Prie ko čia Alex vienas. Oi, tu debilė. Ką? Kam tu pasakei? Ką? Tai iš kur man buvo, žinau. Tai tu skaityt moki? Ką tu rašo? Tai ką, kaip aš vis tiek jo naudočiaus, įdomu. Kam man reikalingas jis? Tai iš kitų nusaksovs. Aha, aš administruotoju, nu dieve, nu nereikia ant manęs stumt gerai. Iš tikrųjų, nesvarbu. Kol mes vėl šnekam off-topicais ir žiūrime gan sausą kovą. Tai norisi to off-topico, kai matai tokią situaciją. Ir FNX-as net gauna būtent achievementą. Veteranas, jo. Easy katka, karoči, čia per 15 minučių, man, nu ne per 15, mes čia kažkur tai galbūt užėjom prieš 15 minučių, nu, per 25 minutės gal ir sužais, nu, maksimum. Vis tiek, eilėse kartą bus 10-0. 10-0, tiesiog taškosi kol kas Suspense komandam. Man tos ir grupės ir labai taip nervina, labai taip nuobodžiai. Nėra to actiono, nėra raundas į raundą ir nežinai žaidėjų nei komandų. Tiesiog eilinės grupės. Nepaisant visko, kad tai yra neįdomu, vis tiek reikia pristatyti komandas bent jau taip. Taip, bet... Nes mes patys nelabai... Tie, kurie registruojasi apskritai, įdeda kažkiek tai darbą treniruoti, ne vien... Ką žinau, vien žaisti competitive prieš kažkokį turnyrą, čia tikrai nereikalas. Nu, kad ir jie 5 ten prieš 5 randomus vėlgi žaidžia. Reikia žaisti, bandyti per mirką ieškoti pat save, kad treniruoti su komanda. Mane matchmaking'e būna aišku ten, kad retas atvejais sutinki kokį komandą, 4 ar 5 žaidėjus vienoj komandai. Bet dažniausiai žaidi prieš randomus, tai čia nelabai gerą treniruoti, net neįsivaizduoju kažkaip tai. Čia taškosi ir toliau, aišku, Suspense komanda čia vis tiek toks informacija apie apskritai. Ir susijungiasi ir disconnectinasi į serverį, nesuprasti iš tikrųjų, random žmonės, nejuokinkit prašau. Jo. Na, čia, kaip aš minėjau, aš jokių serverį nevaldysiu, nieko nedarysiu. Aš casteris, ne prie ko čia turėčiau aš castint.
Na ir krenta... Nekrenta, jis tiesiog yra kikinamas ir aš nesuprantu dėl ko. Man irgi geras, iš tikrųjų geras klausimas, dėl ko. Žiūrėk. Įdomu ir Phoenix'as kažkaip. Aha. Čia kaip suprast. Ne, įsivaizduoju. Reiškia, kažkokias nesąmonės daro, nepaisant visko, net nesuprantam, dėl ko jis sėdi serveryje ir apskaitai. Pirmasis raundas. Pirmas, the first round, come on. Nepaisant visko, pirmas raundas, būtent tai Naufair pusė, tai 1-10 ir... My god, nu čia tai irgi legenda. Manau, tam tikrai žmonės pridalina info tokiem žmonėm, kuriem iš viso tos informacijos nereikia apskaitai, nes serveriai piniai ir Mama taip ir tas grupės tas ir balanganas ir būna. Ir sakyti, Tikrai žiūrim vis tiek toliau. Bet man atrodo, tu gali Spectator rašyti, ne? Spectator? Taip. Ką čia rašyti? Nenoriu aš nieko rašyti, kestinu savo dalyką. Nesikišu. Nėra iš tikrųjų per daug ką kestinti. Tai ir nėra ko čia apskritai. Na, aš po to pasiklausiu to žmogaus. Kistis, jos pokalbis gerai. Negi čia 11 raundas. Nu, bent jau vieną raundą, aišku, paėmė. Flukis viskas dar padaro. Fliuklykas. Išmok kalbėti apie. Žinai, kai komandų žaidėjus nežinai išvis, tai va, tu ir pasakyti, žinai, kai aš nežinau. Ir 1-11-1, būtent Suspense Drum and naudai. Bass, karočią. Ant judesio pas mus Suspense komanda. Na, įdomus žmonės ir žaidėjai, tikriausiai pirmą kartą žaidžia tokiam serverį, būtent galima sakyti pats save, ir tiesiog nesupranta, kad tai nėra Valve servas ir damage nerodys. Taip, bit meniu dar, jo. Jo. Na, tiesiog tyčiasi, galima taip sakyti, Suspense būtent iš Naufair žaidėjo Flufiko, na, nepaisant visko, aišku, visokių yra žmonių, bet tiesiog man keista, kaip apskritai jie tada žada žaisti, na, kaip jie apskritai žaidžia už komandą ir... Daug karočių klausimų čia. Visokių naudokų pilna. Ne toks lygis. Trumpai, karočią sakant, be patirties žaidėjai komandos. Tiesiog, ką mes matome, eilinis seko raundas. Jo, ir man atrodo vis tiek 12 raundas keliaus. Na, taip, vis tiek vienas savapas. Dar pjauna, bet dėja nepapjauna, bet galėtų. Na, šioks toks, aišku. Yra šansas, bet dabar praranda. Bandyti 1-2 ir čia... Padarė didžiulę klaidą, nes iš karto bėgdamas jį pamatė, iš tikrųjų, bet nenušovė, išdėl. Tik vėliau suprato, kad reikėjo panušauti ir prarado, aišku, savo antrą raundą, būtent Naufair komandą. Vėl pilna klausimėlį, vėlgi Steam'ą, nu, žmonės nemoka skaityti informacijos ir taisyklių ir apskaitai viską tai. Kam tada dalyvauti, jeigu vien pamatom registraciją, kuri yra nemokama? Jo, ir pamatom prizinį fondą 6000 litų ir po to klausinėt. Nelabai matau. Prasmės išvis tada dalyvauti. Suprantu, ten yra pora dalykų, kurių galbūt rimtai reikia paklausti, galbūt nenurodyta. Bet kai nurodyta taisyklės ir apskritai parašyta informacija, taigi viskas easy. Užeini, paskaitai, išsiaiškini, parašai. Viską patogiai adminas matė ir formą ten pato aiškinis viso komandom. Nu ko, negi čia antras raundas, žiūrėk, 1-4. Turėtų. Oh, nice. Kažkoks super duper fail raundas. Kai matom, visgi antras raundas keliauja ir 12 rezultatas, paskutinis raundas. Ir žiūrim. Man tai atrodo kažkur, tai galbūt pasibaig 16-4, 16-3 maksimum. Toks jausmas, kad mes esame administratoriai, o ne kažkokie streameriai, kad visi būtent žaidėjai kreipiasi į mus. Čia žinai kaip turnyro supporteriai, bet mes, kaip sakėm, 50%. Visko tikrai negalim žinot, kaip vyksta su turnyru. Mes tiesiog tokios informacijos negauname, žmonės būtent mus kreipiasi, tai ar taip yra sunku suprasti, kad yra tik vienintelis adminas pokytis Neuer ir visada prašom kreiptis tik tai į jį, o mes esam tik streameriai ir pas mums tik dėl streamo būtent klausim.
Kreipkitės. Vis tiek kokia situacija 3 prieš 3. Na, Man atrodo, tiesiog. kad 13 raundas anyvai turėtų. Eilinis kartas su feilas su avapu ir aš nesuprantu tokio O, pažiūrėk, žaidėjų. užkabino raundą, oh my god! Nepaisant visko noriu pabaigsminti, kurie tiesiog ima ginklus, su kuriais tiesiog nemoka šaudyti, tai kam to reikia? Pavadinti, kad aš turiu avapų rankose, nes aš su juo nemoku šaudyti. Good call. Na, tai iš tikrųjų juokinga. Na, bet 12-3, aišku, Kaip už suspenso tą įmonė. būsi, tai čia jau. Iš tikrųjų žiauru, na, bet priklauso būtent ir nuo komandos susižaidimo. Čia, ir man atrodo, daug minusų. daug klaidų Daug abidvi komandos daro. Tiek Bet- iš ginklų, tiek iš aimo, tiek iš susikalbėjimo. Man atrodo, čia tikrai daug klaidų, ne vien ten, pavyzdžiui, su taktikom kažkas ne to. Toks jausmas, kad kiekvienas žaidžia vos nors save ir Jo, tiesiog bando čia pasidaryti minusą. eilinis, žinai, miksas, kaip matchmaking. Ir būtent, nu, bandė pasidaro pirmąjį minusą šioje antroje pusėje ir, kaip sakant, antrų fragą pasidaro ir padeda savo komandai, kadangi būtent lieka no fair 3 prieš 2. Jo, 3 prieš 2 ir vis tiek. turi Ir bandys šansą, kad padėti turėtų raundą. C4, kadangi abu žaidėjai yra Zigė. O, ir sakiau, visgi 4 raundas. Nu, Bus aš iš karto comebackas. sakyčiau, kad būtų 12-7, bet žinant Daimano ir komandas, nemanau, kad tai būtų. Tai žiūrėk, dar apie raundą praloš. Na, nu, O, offense. žiūrėk, Texas su Scout on fire, tai bus, man atrodo. Aišku, nu, offense, bet, na, tikrai. Nežinau. Žiūrint į kai kurios žaidėjus, darosi šiek tiek juokinga. Na, Tikrai žiūrim gal B plant, va Texas, žiūrim Scout, op, viens, bet kaip jinai bet riema pats gavo į galvą, iš tikrųjų. Bet neužkabino, kaip čia taip. Būtent Oh my pasakai, God. kad neužkabino O, ir antras, nusakau, ne, bet dar pralošo eko raundą. 2 prieš 3, nu, vienas dabar Lieka, negadys. būtent 190. 1 prieš 1, nu, vis tiek. Kalašis prieš P90 bandys bėti su 4 tikriausiai, bet, Nepadės, sakyti. na, aš tiesiog sakau, kad bandys. Nu, bandys, bet girdi Jis viską tiesiog puikiai. nežino. Bėgioja aplink plantą, to labiau. Nu, Ir dar atsitupė, nu, vat. O, lygis komandos. Ne tai, kad lygis. Lygis žaidėjo, nu kaip man minėjau, naujokai yra naujokai, 13-4, ar tą ir minėjau. Bet manau dabar 14 raundą tikrai nepaleis, Suspense komanda bus jau 14-4, nu čia nuspėjimo kova, aš kaip ir irgi sakiau. Suspense laimės ir tikrai su geru rezultatu. Čia eko raundas. Easy cut, kad 2 žaidėjai tik lieka. To labiau Net yra ko komentuoti. life ir Dar savo nueina, nušauna, jo, Na, maladėt. tai nepasidalino fragais, nu tai Dovan sako, ką čia darai, Dog, man bent vieną nuim. Nu žinai, tą lietuvišką bendravimą, Fragai. TeamSpeaką. Kaip visada, duok man vienas. Kaip ir mes. Duima savo visada. Ir 14-4. Aš dabar reikėtų tikrai tvirti, ne jokių match pointų dar neatiduoti, jeigu nori dar bandyti. Bent jau keletą raundų paimti, nes laimėti kovą tikrai bus sunku. Na taip. Galim pažiūrėti, kurgi ir judės apskritai nuo Fair komanda. Du stovi respa, būtent išsita. Ne, dar aptarinėja, kurgi Hebra mum pajudėt. Ir kaip matau, B plantą judės šitie Rušė. žaidėjai. Reikėtų pažiūrėti, va, ir Flip Ninja yra. Smokas ir man atrodo nice, net iš flashas. tikrųjų, Jeigu jis Jeigu nebūtų flashą atsitraukęs, gerą, jo, jeigu neatsitrauktų. Tai... būtų labai gražus iš tikrųjų. Eisi galėtų ten suliesti iš vis su viena kulka triple killą padaryti. Neįmanomas dalykas, na bet... Kodėl neįmanoma? Nu su fama, Nes ne, bet su- su avapu. Jo. Na ir kai matom, beveik jau Atsitraukia, iš tikrųjų, šiek tiek būtų nuo fair komandos nariai. Pasimetė, jau 2 žaidėjus, tiesiog Flippy Ninja paėmė, vat ir 3 irgi, aš sakiau. Ilsi. Galim sakyti, match pointas jau ne už kalnų pas Suspense komandą ir ten jau pinigėlių nebus, jeigu C4 nepadės, man atrodo, net nedos net padėta iš visų pusių dabar. Tiesiog užspausiu, jeigu dabar vat hukį dar apeitų, čia užeitų, čia prie kopėtėlių, čia jau vienas, čia ir GG tiesiog čia. Papiešiau biškį. Menas. Menas, nu va, nuėmė dar vieną žaidėją.
Ir tiesiog spaustis iš tikrųjų yra nušokama truputėlį ir match pointas Suspense Ir komandai. pinigėlių nėra. Žiūrėk, dabar maksimum iki 3 gabalų. Ir tai net 2,5. Tiesiog bandys susipirkti manų jau iki galo. Nova, kaip visada Nova, o Galilas, Galilai. bet Armoro neužtenka, vienam tik užteko, beveik ant 5. Karoči, easy cut, kaip ir sakau, per 25 minutės suveiks greitai mačą. O, 16-4, manau, bus tam. Taip. Galim iškelį paminėti. Nu, dar Na, pasidaro 2 minusus iš tikrųjų, būtent nuo per pasifragina komandą. iškelį pas mūsų Suspense Na. komanda. Tiek. Galbūt ir daro tą klaidą, kad fraginas būtent nes. Jo, Tas žinojimas, kad jau match Dabar pointas tiesiog, ir jo. atsipalaidavimas yra iš tikrųjų taip pat juokinga ir Na, labai teks didelė dabar klaida, eisi, kurią daro sulės Lukas. savo lapą, būtų normaliai. Na, Taip, žinai, granatą, vat 2 žaidėjai beveik, nu galim sakyti ir low vis tiek. Vat Šeši, kaip dabar jūs 30. taip negirdėjau, vat vieną. bet Ir sakai, turi Ninja padėti, tai nemanau, kad ninja bus. Defuse yra, Sužaidė. nu vis tiek, žiūrėk. Ai, come on. Gaila, Ne, bet GG. galėt, nu dar. Jam GG. Ne, tiesiog GG. Jam GG. Oh my god, sprog. Jam sakiau. Tiesiog reikėjo, nu matosi, žmogus patirties neturi, reikėjo pribėgti arčiau prie tos tvaros, o ne prie sienos. 15-5, ne, antras match pointas ir Bandys dar užsikabint, bet laimėt kovelės jau tikrai nėra, nebent dravas, bet irgi. Kad 10 raundų iš eilės paimt. bet overtime čia nėra. Ne, čia Kada grupės. grupės, jo, nėra Jokių overtime. overtime. Ir Opa, ką kokį padarė jaunąjį. Gluka, tai būtent pasidarė antrą fragą, kuris yra, žinoma, labai svarbus ir Nu, nors ir Lufikas apsikeičia, nuima bet Filais. ir FNX-ą ir kągi mes matysim 3-3 matom būtent ir 2 bėga iš CTRS-po, O, prie ilgo. Na, Ir granatą neblogai damedžio padaro, netgi čia didžiai. ne. 6-15 ir na, Nufer šiek tiek comebackina. Kad be šansų jau A, paimti taip. šitą raundą. Ir trečiasis match pointas, Suspense komanda tiesiog, manau, atsipalaidavo, kadangi tikrai turėjo Arba lengvus duoda šansus. dar porą raundų sužaisti. Turėjo lengvus šansus paimti paskutinį savo raundą. Jo, bet pasifragino kažkaip tai. Fragintis ir spaus nereikia, kadangi nemanau, kad kiekvienas, na, net ne kiekvienas, net taip pasakau, kad būtent Nufer komanda yra kvaila, kuri visiškai nemasto ir negali pasidaryti minusų. Vat būtent matom, kad jie stengiasi atsikovoti kuo daugiau raundų ir stengiasi pasiekti būtent lygiasias, Aš bet... tai kai Na, jie tiesiog stengiasi už pasangas galima iš komandas tikrųjų. iš vien šešto tikrai pagirti. patirties ir tiesiog gal kažkiek tai iš karto matau komandos minusus, galim sakyti. Iš tikrųjų labai lengva pamatyti. Nu, ne visada lengva, bet galima nuspėti pagal, vat, kai streaminį, pagal vaką, vat šitą X-ray. Matosi, kaip vienas kitam padeda žaidėjas. Nu, turiu omeny teammateams. Matosi iš karto komanda Bet ir apskritai, vat, susižaidus, ar jie pasižiūri bendrauja. keletą žaidėjų ir ką galima pasakyti, ta prasme, apskritai, vat kiekvieną žaidėją žiūri ir tiesiog, vat matai, jisai tą klaidą daro, ten kitas aną klaidą daro, jisai negali su avapu žaisti, jisai negali ten, tarkim, Jo, apskritai su kokiu nors balgūnu žaisti. jo, su keturiu Būtent- žaidėjų. Panaisus neįsivaizduoju, kaip nenuėmė per smoką, nes buvo iš tikrųjų labai lengva Oh my god, tą padaryti, kadangi galva tikrai buvo išlindus. Comeback is real, atsipalaidavo konkrečiai, jau 5 raundą, man atrodo, iš eilės paėmė dabar. Neskaičiuoju. Nu, buvo, va, 2 raundai, nu, 3. nu, ne, visgi 5, man atrodo, gali išeiti. Nu, ne iš eilės, bet beveik. Jo, 8 raundas. čia Teksas tiesiog saugo savapą. Jep. Ir kągi. 8-15. Na vis dar match pointas Suspense komandos pusėje, bet atsipalaidavo per daug. Tas, True kaip ir story. sakiau, vėl pasikartosiu, tas žinojimas, kad jau match pointas tai dar yra ne viskas, nes
kita komanda tikrai gali dasivyti iki lygiųjų, nes tas atsipalaidavimas, tai viskas. Aš čia paprikolinsiu, nusipirksiu kokį nors buotgūną ir tipo pasidarysiu minusus už buškinas. Na, nereikia taip daryti. Dabar užrušino be plantą ir, man atrodo, 9 raundų čia jau pakvypat. Na, Teksas jau minusuojamas, būtent praranda į Savapą ir lieka Phoenix'as su CZ ir Jelsinas su Famu. Na, 5-2. Ne, šansų nėra. Nu, jeigu tikrai protingai sužaistų ir komanda neprileis net ninja padaryti. Na, kad prileistų, tai tikrai ne, kadangi abi grupės. Jeigu geras fotus, kaip dabar turi, tai dar nėra šansų. Jis tiesiog Jelsinas stovi viršuj ir laukia kalėdų. Nu. Galima taip sakyti. Ir aš net nesupratau, jisai gal kylas, nes jisai net nejudėjo. Ai, nu, gali būt, timeout'ą kokį išmes. Nu, 9-10 dar jo mačas ant pauzės. Ir žiūrėsim. Turbūt, kad krismas šitas žaidėjas. Jo, vienas kybo, GG. Jeigu taip žiūrėt, iš tikrųjų kybo tas žaidėjas, kuris MVP iš Suspense komandos. Ir kaip nelabai čia ir labai išsiskiria kažkas. Iš, nu, Phoenix'as 21-15, Texas 21-11. Na, 3 galima sakyti žaidžia, o jeigu pažiūrėti į... Jeigu aš neklystu, tai net nesimato. Ta prasme, jie net nemato tai, ką jis rašo dabar. Ne, turėtų galbūt matyt, nu, Na, ne, aš kontroliuoju serverį, tai man nesvarbu. Ir aš to pačiu gal pažiūrėsiu, kol čia vis tiek grįž, ką čia perirašinėja į Steam'ą. To atrašysim. Va, nu čia tas pats. Net 3 žmonės parašė toks, kas už ką čia žaidžia. Tame prasme. Nesuprasiu. Visi 3 tą patį parašė. Nu, jasna, aiškinasi. Tai mes net neadminai. Nu, aš vis tiek nieko negaliu padaryti, koks man skirtumas. Čia jau tarpusavėje aiškinasi. Kaip ten kas. Pažiūrim dar. Tai gal tu patikrin pirmą CSGO? Ką tu sakau? Tu čia gi live rodo. Ai, jo. No. Yesterday. Botai. Ai, tai čia visas jau komentino. Ten, kuri toliau žaidžia. Dar komandos, sakau, 2 komandos iš Lietuvos liko, bet nelabai nori yra. Ir taip, ten aišku. Nu, MC ir DŽ Sports 2 komandos. Cheats Online. Kurgi dar paskutinis žaidėjas. Na, dabar vėl įdomi kažkaip supirka, vat. Suspense komanda, matom Skarą, dar vieną Skarą, Skautą. Bando vaidintavimus. Koks skirtumas? Kad ką čia nori, tą ir vaidinti. Juokinga. Koks skirtumas? Paskraidysiu. O, grįžta MVP komandos. Grįžta ir kągi jis turės, nu, Famą, aišku, bent ir Famą. Ir ką, unpauzinamas geimas, galim pažiūrėti galbūt ir paskutinį raundą, pažiūrėsim, ar sugebės apsiginti pas mūsų Suspense komandą. 15-9, na ir ką, Flufikas atidaro šitam raundė, kyla.
ir jau lengvesnė situacija. Na, jį dar vat, kaip tik norėjau ir pasakyti, Neris paims kitą žaidėją, kai metą minusuoja, galbūt prigriebtų dar vieną žaidėją. Eilinė klaida, atsitupia ir drožia belia kaip su kalašu, nu tai niekada kitaip nepataikysi. Niekada. Išmokit šaudyti atsistoję, nes tupėdami rodote tik tai, kad esate nūbai. Ir nemokat šaudyti, nemokat recoilą valdyti ant CSGO. Ir kartais vis tiek reikia. Kartais tai, bet būtent atsitupi specialiai ir droži. Nu jeigu tik vat pamatai atsisėdi ir droži, tai jo. Ir tiesiog, vėlgi. Nu jo, 10 raundas. Dar klaida viena, tiesiog neapsižiūrėjo spotus eilinius, kur tikrai galėjo sėdėti enemy, 10-15. Man atrodo, blemba žiauriai atsipalaidavas. Eilinis match pointas. Tai čia galima sakyti jau, kiek čia jau raundą 5 raundas, tikrai, dabar tikrai iš eilės paėmė nuo Fir komanda. 6. Ne, 6. Čia buvo dar vienas praloštas raundas. Na, kol kas vėlgi toks pusiau mini eko, na, vienas famas, P90 ir 11-15. Jeigu, aišku, nesufailins, nes dar įmanoma 2-3-4 paimti. Jeigu iš niekur neapėsi, na, jeigu kontroliuos viską gerai, turėtų priimti, bet dėja, nepavyks, tai tik 14 laifų. Turėtų jį vis tiek jau nuimti, nebent jis saugo ginklą, bet dėja nesaugo ir refleksas irgi gauna treino mapo veteraną. Matosi žaidėjai, ką? Įdomus savardys, niekada nemačiau, kad kas nors tokį gautų. Tačiau, avardys, tavardys. Ką žinau? Ką žinau? Ką žinau, tas sagau. Nesąmonė kažkokia, tas sagau. Daug įdomybių, 11-15. Na ir žiūrim, kasgi bus toliau. Mes sakėm, kad bus sausainis vos ne taip, ir matom, kad iš tikrųjų Nufer atsigavo būtent ant Rušo. Ir kągi mes matome, būtent Suspense lieka 4 prieš 2 ir dabar ir paims GG. Jeigu dabar paims GG? Paims GG. Oh my god, nu GG, aš sakiau, bet. Būtent ant tų žodžių, na, bet nepaisant to, iš tikrųjų Nufer yra tikrai 11, kadangi vis dėlto 11 raundų pasiėmė, nors pirmoje pusėje turėjo pasiėmė tik 3. 16, 11. Neblogas iš to comebackas. Bent jau 11 raundų jo. Not bad, nu jo. Pagaliau pasibaigė. Gerai, kad bent jau